Sveiki, čia vėl mes ir štai 4 epizodas. Ir gan pasisekęs toksai radom piramidę. Tiksliau Modestas rado, nes norėjom surasti kaimelį, bet pasimaišė piramidė. Jo. Ir tiesiog Ir tiesiog dykumai vaikščiojau ir pamačiau tokią piramidę. Nu, ten iš galo dar yra. Ir tiesiog jau matysis, jeigu tokia kaip piramidė. Ir žiūrėkit dabar. Iškart pamokysiu, kad nebūtų nelaimingo atsitikimų netyčia. Kai tik įeinat, negriaukit mėlyną. Nu, galit nugriauti, bet tai nešokit pro šitą. Nes jei nušoksit, matot ten slėgio plokštę. Įsijungs dinamitas ir sprogs. Tiesiog išgriaukit šalia ir tiesiog šokit, tikrai neužsimušit. Po to nugriaukit gražiai šitą ir po to galit pasiimti. Ai, palauk, aš turiu kastą. O kartais nesukastų, taigi kasasi. O su... Jo. Ai, jo. Va. Ir turim dinamito. Tiesiog dviejų tipų jie yra būti vienodi, tik vienas gali būti pakastos po žeme, tiesiog truputį. Jo. O kitas iš karto ant viršaus. Bet retai kada būna iš karto ant viršaus. Ir va čia čestuose galit rasti visokių daiktų. Čia visai neblogai gali būti. Žiūrėk auksą, mes auksą tai turim belekai daug. O ironą tai irgi ten. Kaulų ypač daug būna. Dabar, jo. Dabar reikia kažkaip išeiti. Gerai, kad pasiėmiau šitų. Su lova. Išeik. Va. Tiesiog va. Tokia gavos kaip ir pamokėlė. Nežinau, dabar gal eikim kartu su jumis paieškoti. Velnias, man maisto reikia. Supuvusią mėsą man gal valgyti. Gali valgyti, nieko tokio nebūtų. O velnias, lovą padėjau. O aš norėjau gėlę padėti. Nu labas, valgysiu. Supuvusią mėsą. O, kryperis pareidė. Tu pažiūrėk skeleto. Žiūrėk, zombis auksiniais šarvais. Nudėk, nes gali būt duos auksinio dalyko. Tu žinai, kaip man bus su juo sunku. Tai skeletonas. Bėgdojo. Tuoj susprogsis. Ne, tai leisk, kad skeletoną šaudytų į kryperį. Taigi disk... Eik tu savo. Jūsų namų lova nerasta arba užblokuota. Dar gražiau. Ją pasiėmė kryperis. Ne, aš turėčiau ten eiti atrasti jau. Nu, davai, laik. Bėgu. Palauk. Ne, nu, tik išėjau iš karto užpuolę. Gerai, atbėgu aš. Ką, mano... Du vorai ant manęs nusileidė. Pas manęs irgi, jie iš pasalų ten puola visi. Ne, vienas voras pradėjo mane pulti, kitas ant viršaus sušoko. Pas manęs irgi taip, bent jau panašiai buvo. Toj blemą aš pavalgysiu ir aš... Kaip man atsilaikyti prieš tokius du galingus? Toj aš ateisiu, nes aš žinau, aš toj mirsiu pati. Velneva, jos į vandenį įmečiau aš. Blemba. Vieno nebėra. Būtų gerai mums dabar nemirti, nes bent jau aš tai esu didelio levelio. Aš tik padėtų nemažą. Buvau. Ai, nu, sprogai. Užmiršau, žinai, kad sprogai. Taip. Dabar būtų gerai, jeigu pradėtų zombis degti, nes kai aš bent jau, kai pamačiau, pastebėjau, dažniausiai, kai dega zombis, meta iš jų dažniausiai bulvės. Aišku, ne visada, bet vis tiek kartais meta. Keptas bulvės. Ne, paprastas. Keptų bulvių nemeta. Keptus bulvės tik tais gali pas tos gyventojus. Bet tai nesąmonė, biški, jeigu pats zombis dega ir nekeptas bulvės, vis tiek gali. Biški irgi nelogiška. Kur aš ten ėjau? Reikia bėgti nuo jo atrasti piramidę ten tą. Ten Modesto lova būtų, jeigu Jo. Jei pamatysiu lovą, reiškia netoli ir piramidė. Girdi, jei matysite lovą, skambinkite numeriu 1885. 112 iš karto. Dar pavogs kas nors. Tai sakau, jau pavogė kryperis.
Jo, žmonės, jeigu pamatysit mano lovą, skambinkit 112. Arba rašykite mūsų elektroninį paštą. Ten dar galite pasiūlymų parašyti, kaip Modestui lovą pasimti. Kaip atsikovoti. Kažkur ten buvo piramidė pasimti. Bet čia kažkur mane netoli nubėjo apie rūpūžys. Nebent pasiėmė mano visus įtimus. Ne, pasimčiau negalėjo. Nu, kai kurie gali. Rūpūžys. Bet tai mane ten taip gerai užpuolė. Aš velniava. Man hapų mažėja ir man maisto reikia. Jeigu randu savo įtimą. Modestas laimingas bus, nežinau kaip. Nerasiu, man rodos. Nes piramidės neradau, jau džiunglės kažkokios. Kai tu iš po džiunglių, tai geriau bėgai, ne? Tu reikia eiti prie vandens ir eiti palei vandenį. Nes ta piramidė buvo prie vandens. Ai, nu rimtai, jo. O svarbiausia tavo įtimas susidaryti. Va, aš jau baigiau apverti moliūgus ir arbūzus. Va, matau piramidę. Tai va čia kažkur mane... Ir tavo daiktų nebėra. Ne, ten biškį toliau aš paėjau. Ar čia kažkur. Kažkur prie kažkokio kalnelio. Ten. Apibėg aplink visų pirma piramidę visą. Ne. Ne, nu bet vis tiek. Va, tu čia taigi sprogo tau. Tau kur sprogo, ten netoli ir buvo. Čia iš vis kita piramidė. O gal ta pati? Ta pati, nes matai. Ai, ta pati jo. Čia sprogai. Aš va ten po to ėjau kažkur. Čia pamačiau. Va, čia mano XP, va. Čia ryškėjo, tai čia lova. Ai, lova, gaila. Galvoju, tai kaip gali vis tiek dabar mobų karą, tai žinai. Reikia vis tiek maisto. Kad ir supuvusio, bet vis tiek man reikia. Bon appetit. Čia džiunglės. Džiunglėse nelabai ką aš rasiu. Nors įtimus atradau savo. O, kažkoksai kaip šulinys. Tu savo manęs prisprogo, bet nieko ten, ne? Kažkoksai kaip šulinys, tai reiškia, čia kažkur turėtų būti netoli miestelis, aš manau. Arba šitoj pusėje, arba ten, atgal. Reikės eiti. Ten piramidė. Ne, čia nėra. Truputį pakeičiam savo planus, bet... Jo. Šiaip norėjom 4 epizodą daryti. Dėl gyvūnų, Jo, dėl varpų, bet tai kažkaip... Ir aš norėjau dar vieną dalyką pamokyti, gal kažkas nori. Nu, bet ne dabar. Kai jau reikės tada. Ne. Dabar nesakykime. Čia irgi susijęs, kaip ir, galim sakyti, kaip ir daržas. Bet šiaip sakas kaip ferma. Va, matau, man rodosi miestelį. Ar ne? Ai ne. Tik panašus. Panašios formos viskas yra. Iš toli tai taip atrodė panašiai kaip miestelis. Bet šulinys yra, ne visi būna kalsiu. Aš žinau. Ten jau žiemą. Man žiemos kaip ir nereikėtų.
Velnis dar reik valgyti supuvusios mėsos. Jau priminsiu, kad pasakysiu galinę, kur kaimelį daugiausiai. Nu, Palauk, prisiminsiu. tuo pačiu gausit ir informacijos. Nebeprisimenu. Aš jau visą dykumą apėjau, nieko neradau. Gal vasarai netyčia vis tiek rasiu. Šiaip vasarai retai kada būna miestelį. Aš dažniausiai miestelių tikiuosi rasti. Rasti dykumos, nes ten kažkaip dažniau pasitaiko, bent jau man. Nežinau, gal kitiems yra pasitaikę ir vasarą. Bet šiaip kaip man tai sakau retai. Gal praeisiu savo namą. Vėl su prodiuseriu kalbu. Aš dar neatsimenu, kokia programą duome, nes šiaip yra ruošia dykumose, ten, kur yra ne tiek daug medžių, kur yra būtent kalnų, ten irgi, jo, ten galiu rasti, bet vairiai mokyti. Aš to ir rasiu namą. Aš jau man rodo žinau, kur yra mano namai. Jo, aš pro čia jau ieškoti piramidžių. Tiksliau miestelę jau ieškoti. Bet radau visai kitą dalyką. Palauk, dabar. O ten dabar. O, matau namą. Pareigiau. Pateikia. Nu, radom tiesiog. Bent jau dinamito galėsim gal kur nors pasprogdinti. Nežinau, gal kokį epizodą padarysim tokį Ai, va, gali linksmesnį. parodyti tos smūgus. Jo, vat. Ten tą daržą aptvėrėm, vat. Ten jau nebematėt, vat. Žau. Čia irgi vat. Nu, tiesiog nereikia mums labai ten daug tų arbūzų ir moliūkų ten. Tiesiog. Labai tiesiog greit užtiko, nes pagrindinė tavo užauga, tai jie labai daug vaistų naudoja. Jo, tiesiog, nu, tiesiog, nežinau, gal per kitą epizodą parodysim. Kaip ten. Tai tada jau susitiksim 5 epizode. Ten jau tikriausiai turėtumėm parodyti apie tvartą, kaip parvesti gyvūnus ten. Ir tą mini dalyką, kurie aš darysiu. Jo, va ten bus staigmena tokia. Gerai, tai tada ir iki.